Pokerveidis. Taip, pokerveidis. 35 minutės po 9. Mes su Modė dar 25 minutės būsim su jumis, o paskui eisim daryti savo reikalus. O dabar atėjo laika pokerveidžiai, kurius skambinat ir bandot pralaužti mūsų metalinius veidus. Šiandien Modės eilė vėl. Modė, man atrodo, bandys išlaikyti savo titulą, nes kol kas tai Modė nepalaužiamas vėl tapo kažkaip. Aš turiu tą, žinot, metalinį čempiono diržą ir kiekvieną kartą į studiją jie atsineša per pokerveidį tokį, bim, auksinį iškeliu viršų. Pirmiausia, praeina Simonas su numeriu, raundas, tada išeina Modė besiboksuodamas orą su šilkiniu šitų ir atsisėda čia ir va ir susikaupia. Jis neišeina čia kažkaip. Bet kaip jam būna nokautas, aš ateinu su amoniaku, duodu jam pavasarį. Taip, studijos telefonas 85-241-1010 ir žaidimas pokerveidis, kurio metu jums reikia kažkokiu tai būdu iš vieno iš mūsų didžėjų, tai yra iš Virbliaus ar iš manęs, išgauti kažkokią tai emociją arba liūdesį, džiaugsmą, nežinau, kad susierzintume, kad kažką padarytume, supyktume, bet ką, svarbiausia, kad bent jau veidas kažkaip pajudėtų. Visi klausytojai sako visą laiką, kad kamerą atsukti į tą, kuris turi pokerio veidą. Bet aš žinok, vakar nesutinku su vakarykščių mūsų dalyvių, nes vakar atsėdės skaitosi palaužė mano seriją, bet, nu gerai. Labas rytas. Labas rytas. Samanta. Taip. Nu šiandien, žinokit, yra, aš galvau, kad... Samantos diena. Ne, taip, žinok, iš tikrųjų, net galvau pasakyti. Jeigu, žinai, kai būna, kaip žaidimo kompiuteriniai žaidimai, eini per levelius ir ten lengvesnis, sunkesnis, lengviausias, tai aš perėjau pirmą bossą ir iškart dabar mane prie final bossą numetė kažkaip tai, kažkokiu tai būdu nukeliavau, nes dabar Samanta yra pats pagrindinis pokerio veidų laužytojas. Sąskaita pasibaigs. Sąskaita pasibaigs. Palauk, aš pažiūriu tavo numerį, tai tavo perskambisiu, nes aš noriu pats priimti šitą iššūkį. Palauk. Gerai. Palauk, dar pašnekėk. Ar atsilaikysime auksėjimui? Patylim dabar, tegu Samanta užima eterį. Turiu gerą tam pasirašys, ką sakys. Gerai, užimk eterį, nes dabar nieks nešaka. Dėl ko? Dabar tu didžėjus, davai. Davai aš. Kaip fainiai. Na gerai, toj perskambinu. Esteruok. Kaip fainiai. 8, 6... Ne taip. 8, 6, 7, 8, 3, 1. Paskui skambinsiu jai. Nemiauk sesijai. Ar balos. Nu, žiūriu. Tikrai mane atsilaikysi prie Samantą? Jo, tai easy does it. Nu gerai, high five. Nu, Samanta. Na, pradėti? Jo, gali pradėti iš tikrųjų. Palauk, nusistatau veidą. Pradėk. Įsijungiau aš mamą džemą, ten Modestas panas vieno po kitos kabina savo seksualų balsų, Žvirblis čirškia, cypia, koks jis piktas, Žvirbliui net pavydas kyla, jog jis savo hiphopo šokiais nei vienos panos nepakabina, Modė žvengia susirietęs, Žvirblio nemokšiškumo. Nepavyka. Pavyko, žinok, žvengiamo ateiskatyliai. Pavyko? Jo, pavyko, žinok, visiškai šaunuolė. Tai jis, kad tiesa, tas buvo ir bus, kad žodžiu savo hip-hopo šokį daugiau visą laiką mažulių priviliosiu negu Modė. Žvirblį nepykčia, tik ką... Aš tik pyksiu, mama, aš žinok turėsiu savo vietą, kad galiu pykti. Čia verslas, ne? Čia verslas, čia nepyksiu. Jokios manį... Gerai, supratau. Viskas, Samanta, nekalbėk su manim daugiau. Kalbėsiu. Šaunolė, Samanta, galiu įsidėti, nežinau, kotletą ant galvos vietoj karūnos. Jo, nes esi tikras karalius. Neturi kotleto, o ką šaldytuvę turite namie dabar? Jo. Nueik iki šaldytuvo, pažiūrėk, ką mes ten. Nueik. Papasakosiu jums, kad turi šaldytuvę. Ai, turiu pomidorų, turiu pirago. Kokią piragą užsidėk? Pirago labai skanų turiu. Ne, tai nesvarbu, ar jisai užsideda normaliai ant galvos, ar laikysis ar ne? Nu, pažiūrėk. Laikosi? Tikrai. Tu gal namie webkamerą turi, mes galim gal įsijungti kažkaip pažiūrėti, kaip tas su piragu vaikšti. Neturiu, bet galėčiau nufotkinti. O gali gal nufotkink. Į ranką vietoj trono pasimti dešrą kokią ir ant viršaus pirago užsidėt dar. Ant galvos piragas, o į ranką dešrą. Turi dešros? Turiu. Nu, super dabar. O gali gal nusifotkinti ir atsiūs mums nuotrauką, jeigu tai padarai, tai žinok, marškinėlis iš karto. Bet žiūrėk, mano telefonas neryškiai fotkin. Tai nesvarbu, žinok, svarbu matysis piragas ant galvos ir dešra rankoj. Gerai. Pats faktas. Nusifotkinsi? Jo. Atsiūsi?
Tai ne. O spėsi iki 10 valandos ryto, nes mes norim dar klausytėms parodyti. Ne, klausytojams nerodykit. Nu gerai, tai asmeniškai mum, ne? Jo. Nu gerai, tai bet spėsi iki 10 ryto, nes mes norim darbę dar Spėsiu, pažiūrėti. dabar jungiu kompiuterį. Gerai, super, nusifotkink super rago ant galvos. Samanta, tu mano super didvyri, žinok. Ok, tai Samanta, žiūrėk, tai atsiųsi nuotrauką, dar sustarsim dėl prizo, pažiūrėsim, kiek tu ten atsiųsi. O jei neatsiųsi, nedus? Nebus tada, tai aišku. Nu tai, bet aš laido galiu nerasti. Nu tai jau tada, žinok, gaila. Mes galim marškinėlių nerasti. Gaila, žinok. Nu, ok, Samanta, tada Sekretorė ras. laukiam tada tavęs. Gerai. Iki Samanta, geros dienos. Jėzau, tu. Vėl atsuktuvai. Atsuktuvas. Čia super skinė, čia Grand Proof Night.